Taigi sveiki visi atvykę į mūsų dar vieną video. Šiandien bus toks trumpas video, kadangi aš tiesiog norėjau pasakyti, kad nuo šiol filmuosiu savo naują projektą. Tai kalbėsime apie pasaulio futbolo rinktinės, galbūt ir krepšinio rinktinės. Nes aš pagalvojau, kad reikia kažko įdomesnio kurti, galbūt faktus kažkokius, kur jūs tiesiog susidomėsit, nes seniai nieko panašaus nesu kūręs. Tai kursiu, žiūrėsiu, kiek jums patiks. Ir jeigu patiks, būtinai spauskit like, prenumeruokit mano kanalą, aišku, jeigu to nesate dar padarę. Tai jo, kalbėsime apie futbolo rinktinės. Padarysiu tokį grojaraštį, video visokių. Tai iš tikrųjų bendruomenį parašysiu rinktinės. Paklausiu, kokio video norėtumėt iš, kaip čia jums pasakyti, apie kurią rinktinę futbolo turėčiau padaryti video, o paskui pradėsiu apie kokią krepšinio rinktinę. Atsirinksiu, pavyzdžiui, gal po 3 rinktinės futbolo ar, sakykime, krepšinio ir pridėsiu 2 ar 1 savo, kokią norėsiu. Aišku, Lietuva čia tikrai bus, net abejonių nėra, bet sakau, jeigu norit, rašykit ir tikrai aš išpildysiu ir rašysiu jūsų rinktinės video. Jeigu, aišku, surasiu informacijos apie tą rinktinę ir padarysiu, kad jums būtų įdomiai pažiūrėti, pasiklausyti apie tą rinktinę. Galbūt sakys, neatskleisiu dabar, ką ten sakysiu per tą video. Tiesiog informacija apie rinktinės, įdomius faktus, tai jo, laukit mano video, įkelsiu šiandien dar į bendruomenę apie kurią futbolo rinktinę norėtumėt matyti mano video. Ir aišku, krepšinio rinktinę, bet apie tai vėliau bendruomeniai. Arba irgi šiandien, nežinau. Žodžiu, su jumis aš buvau Justas ir iki kitų video. Ate.